tai atsistos malūnėlis. Padavimas į visą aparatą, kad prasidėtų malimo procesas, yra iš keleivio pusės. Jis turės apsisukti, atvažiavęs iš čia priekio, jis turės apsisukti, kad sustotų ir pats malimo procesas prasidės nuo pačio galo krūvos. Skiedrovižis stovės ant keliuko ir kiek įmanoma arčiau krūvos sustojęs pats malūnas tarkuos ir pūs visą biokurą į skiedrovižį. Šitos vietos nėra daug, bet įmanoma viskas čia padaryti šitoj vietoj. Kito blogiausio atveju, tai tada galima pūsti ir per galą. Sustoja vienas priešais kitą, skiedrovižis stovės vienas priešais kitą ir pūs į priekį. Aišku, mažiau pakraus negu iš šono pučiant, bet vis tiek pasidaro. Čia kažkur grubiai yra apie 5 mašinas biokuro, tiek SM3, tiek SM2. Tai 5 mašinas. Mašinos primalimas užtrunka apie 40-50 minučių, bet jeigu kažkam jau reikės labai pravažiuoti, kad negaišint laiko, tai pasitrauks vairuotojas ir praleis žmogų pravažiuoti. Bet apskritai, kad uždarytume visiškai pilnai kelią, tai taip nebūna. Tiesiog, jeigu labai kažkam reikia greitai pravažiuoti, tiesiog paima ir pasitraukia. Šitas kelias veda į sodybą, kurio jau niekas galimai nebegyvena. Tai čia greičiausiai to eismo ir nėra, mes esam vidury Žaliosios girios. Tai čia nei grybautojų, nei uogautojų tokiu metų laiku, ko gera, kad nelabai sutiksim.